Viskas prasidėjo, kai tik jie galėjo sakyti, kad vienas kitą mylėjo. Jai nepatiko jo suplyšusi striukė, jam patiko tai, kad įkisai tokia turi. Nuo 15 metų abu gyvena barake, žmonės sakė, kad abu jie patrakė. Mirnas tėvas smurtavo, mama girtakliavo, o vaikino tėvai jau 3 metus nekvepavo. Ėjo metai, meilė neišblėso, kai nebuvo stoko, ieškojo jie pavėso. Ėjo metai, meilė neišblėso, kai nebuvo stoko, ieškojo jie pavėso. Kai abu jie paaugo, ieškojosi darbo, gal koks oligarkas norės kokio vergo. Vaikinas nekentė fabriko kvapo, jos bosas per daug ir per myliai bendravo, gal labiau priekabiavo. Norėjo prisiliesti, pasigirt draugam, kad gavo. Tai, kad jį nesidavėjai, baisiai nervavo, ką šitą valkatą iš tavęs čia stato. Ėjo metai, meilė neišblėso, kai nebuvo stoko, ieškojo jie pavėsio. Ėjo metai, meilė neišblėso, kai nebuvo stoko, ieškojo jie pavėsio. Kartais buvo baisiai nervavus, o viskas stiklinės, jie išprievartavo. Grįžus namo, įgausiai kraujavo, sako praskelta lūpa ir antakis mano. Vaikinas užsidėjo savo striukę suplyšusią, peilį į kišenę žaibo greičiu ir išlėkė. Pabelis į duris jam iš kojos, tai teko dantis, iškilo reik